Tai jau man pradės kalbėti, ne? Esu Jurgita Jakubauskaitė. Ne, nereikia pavardės, reikia. Ne, aš noriu tą biškį oficialumą savai permušti. Tai va, gerai. Tai esu Jurgita Jakubauskaitė. Aš sakyčiau, kad absurdo idėjas yra maištas. Šiai dienai taip, nes tai iš tikrųjų tai aš darau tiek verslą, tiek socialinius projektus, bet viskas yra tai, ką aš darau, yra nukreipta į pokyčius. Aš parodau žmonėm, kad iš tų šiukšlių, sakykime, kol aš nesikabliuoju tą rūšiavimą, neparinu žmonių ten kiekvieną dieną, rūšiuokit, čia plastikas, čia popierius, čia ir panašiai. O mano tikslas yra kažkaip sugebėti perdirbti tas antrinės žaliavas ir parodyti kitokiam gražiam pavidalį, kad atsirastų stimulas. Dėl ko? Mes turime pradžią apsivalyti savo aplinką, kuri yra mažų spindulių aplink mus. Ir iš to jau pradeda rutuliuotis tam tikri įpročiai. Aš turiu savo filosofiją, savo kažkokį supratimą, savo viziją pasaulio, kuriame norėčiau gyventi. Ir, sakykime, tiek savo komercinė, tiek socialinė veikla, absurdo idėjas juda to pasaulio link. Bet, sakykime, tai darbas, kuris teikia man malonumą.